Nu tai sveiki. Sugalvojau šiandien tokį padaryti vlogą. Kadangi pas mus prasidėjo, dabar tokias mane normaliai girdit, pas mus prasidėjo vaikų atostogas. Tai čia vėliau papasakosiu tiksliau kaip čia kas. Dabar einu į mašiną, dar iki parduotuvę užsukčia mūsų name. Tai žodžiu, varu susitikti su savo buvusią kolegę iranietę. Tai dar jinai, nežinau, kada jinai bus laisva. Tai čia savo outfituką galiu aš jums parodyti, kaip čia kas. Tokia sugalvojau užsidėti savo švarkelį, kurį seniau dėvėdavau ir dabar sakau, būtų pats tas oras jį apsvilkti. Siaubas. Aš įlipu į mašiną, atrakinu mašinos duris. Kvapas toks, tarsi kažkoks supuvęs obuolys būtų. O Dieve, netgi langai, oh my god. Ką jie čia padarė? Siaubas, reikės sustoti. Aš einu pažiūriu į galą. Kefyras, kažkas balto ištaškyta, bet smirda kaip pienas, kaip kefyras. Radau po to vaistinio kefyro buteliuką. Dabar netgi ant lango yra, aš parodysiu biškį vėliau. Dabar man realiai čia gėda prie savo namų sustokim, gerai sustokim, kurį mane čia nebematys apsauginiai. Nes man čia reikia išvalyti. Siaubas, aš esu šokė. Pažiūrėkit, langą čia aptaškę. Eina savo, ten visur buvo kilimėlis. Nes man, negaliu vyro kaltinti, vyras važiavo su vaikais ir jisai biškį buvo sergantis, po to jis jau taip normaliai susirgo, tai turbūt nelabai gal sureagavo, bet kaip nesureaguoti, kai tau ant lango yra kefyras braškinis, blamba, kaip? Nu, mano vyras moka taip nesureaguoti, tai čia, žinot, jau nebegali pykti, labiau kai žmogus sergantis. Reikia įsijungti avarinę, bet ta prasme, taip aptaškyt, kai tenais gale kilimėlis apsitaškęs, ten tarp durelių ir priekinės duris ir langas, aš nesuprantu. Čia kai šampano bonkė iššovė mano vaikas, kaip? Ir galėjo man bent vyras pasakyti, ar vaikai kažkaip nieks nesureagavo, kad čia blogai. Aš būčiau nuėjus, išvalius, taigi ne problema. O dar aš dabar važiuosiu draugę pasimti, nes aš čia įlipau tokią smarvę, tai gerai, kad aš šiandien sugalvojau pasimti mašiną biškį pralėkti, nes tada man būtų, nežinau, kada būčiau išvažiavus, gal kitą dieną, kur nors, tai, siaubas būtų. Tai žodžiu, čia niekur neapsirengsim, tikėkim. Šiandien pas mus yra pirmadienis. Jau prasidėjo atostogos vaikų mokyklos, gerai, aš važiuoju lauk. Ir prasidėjo tuo, kad mano mažoji susirgo, penktadienį vakarą susirgo, pradėjo vemt naktį. Tai čia vienas nemėgstamiausių sirgimo dalykų, kai vaikas vemia tiesiog. Po to kitą dieną vyras pradėjo jau taip, jis jau toks buvo ant ribos, kad lyg sloguoja. Jau tai pradėjo kosėt, ten nuvarė pas daktarę, vaistų, žodžiu, ten jau infekcija, tipo jau gripas, kažkas. Tai ačiū Dievui, mes su didžiaja kol kas atsilaikėm. Tai realiai aš pavargau. Toks savaitgalis, kai tiesiog ir vaikų gaila, kada prasideda atostogos ir mažoji serga, tai realiai negali nieko veikti, niekur eiti. Tai žodžiu, šiandien yra 10 lapkričio. Ir pas mus šiandien tokia yra ne šventė, bet tokia, svarbi diena to, kad lapkričio 10 mirė Atatiurkas. Čia Turkijos pats gerbiamiausias asmuo, pirmasis prezidentas. Ir tai mano draugė, kuri yra mano buvus kolegė, jinai dirba dabar kitoj mokykloje, netoli mano namo, tai parašė, kad pas jos mokykloje šiandien ta šventė bus paminėjimas. Nors ir mokyklos jau atostogose, bet kai kurios mokyklos daro šiandien tą paminėjimą, tai sako, gal susitinkam, nes bus netoli. Tai dabar realiai aš nežinau, kada mes susitiksim, nes jinai dar tam biškį reikalų turi. Tai aš dabar sakau, varu anksčiau į prekybos centrą biškį prie kompo pasidėti, nes aš dar noriu ir video ten paditinti vieną ir dar turiu Instagramo ten kelis įrašus, kurių vis neprisiruošiu įkelti.
Tai va šitas video toks bus, nežinau, nebus vienos dienos, čia gal toks bendras atostogų bus, nes realiai, su vaikais tu nelabai paplanuosi, ką čia veikti. Nesupratau, čia uždarytas įvažiavimas, ne, čia apvažiavimas kažkoks. Bobikiai mane to atsitrenks. Įdomus dalykas, kad Turkijoje, prekybos centruose tikrina, kodėl tu man pypsi? Nesakyk, kad mane uždarė, ar uždarė, okei. Žodžiu, tikrina bagažinės Turkijoje. Kad nebūtų to dujų, nes negalima su dujų mašina važiuoti, kaip ir visur, negalime po žemynės važiuoti. Tai čia ir tikrina. Ne tik, kad čia ir dar tikrina, kai tu įeini į prekybos centrą, belia kokį, visus prekybos centrus, tikrina, ar neturi, ta prasme, kaip tame oro uoste tikrina tavo tašės, ten turi praeiti pro tašę, padėti pro tą detektorių, turi pats praeiti, kad neturi ten kokio ginklo ar dar kažko, tai va. Mašina vis dar smirda. Surūgusiai, Jėzu, nieko išsivedins. Man parašė jau, paskambinau draugę, kad jau laisva, tai varu dabar ją pasimti. Dar koks dalykas įvyko. Tai aš savo mylimiausią kamerą sulaužiau. Tiksliau sugedo in man, nežinau, kiek ten mano kaltės, pusiau. Aš dabar čia filmuoju su kita Insta, man rodos, vadinasi, 360 Go Ultra, tokia pilną pavadinimą pasakiau. Tai dabar biškį aš jau susireguliavau mikrofoną, aš vakar žiūrėjau ilgiausiai video apie tą mikrofoną, nes aš toks žmogus, kad aš nusiperku technologiją kokią nors, man žiauriai patinka technologijos, tokios kompiuteriai, tokie fotoaparatai, kameros, šiaip aš labai mėgstu fotkinti, bet aš nuo vaikystės labai mėgdavau fotkinti. Ir tų fotikų turėjau daug per visą gyvenimą, bet aš nemėgstu skaityti instrukcijų ir žiūrėti, kaip reikia iš tikrųjų daryti. Aš mėgstu pati atrasti, nežinau, kažkoks va toks tingėjimas, gal toks labiau nemėgimas taisyklių, nes aš toks biškis žmogus. Ir žodžiu, aš pastebėjau, kad man su ta kamera tas garsas būdavo anuose video, tikiuosi dabar jau nebėra taip, nes aš dabar į kompą buvau įsikėlus, sėdėdama biškį video, pažiūrėjau, kad normaliai tas garsas, jau normaliau. Nes prieš tai man toks buvo, kaip per nosį tarsi kalbėčiau, taip toks keistas truputį. Jėzu, čia uždarytas čia išvažiavimas, tai pra kur išvažiuot? Jo papa. O su kita kamera, ta mano kita mylimiausia, visiškai mylimiausia kamera yra DJI Osmo Pocket 3. Ok, čia rodo išvažiavimą, perkėlė. Ir žodžiu, aš ją ten po Helovyno, kai buvau pas draugę, aš ją laikiau rankoje, mes laukėme lifto. Ir aš taip ją lengvai laikiau laisvai ir man draugė kažkaip į mane biškį stumdelio, mane netyčia atsitrenkė ir man iškrito iš rankos ant žemės. Bet nestipriai, iškrito, aš apžiūrėjau, įsijungė, ten nieks neįskilo, nei ką, viskas ok. Ir aš dar grįžus pas ją į namus, aš dar netgi įsikėliau video į tą kamerą, ten viskas sustvarkiau, viskas ten gerai veikia. Ir po to ar tą patį vakarą, ar kitą rytą jau nebeįsijungė. Tiesiog jinai jungėsi ir įsijungė tik tais ekranas, ta prasme, į sistemą man neįeina, į patį fotoaparatą, į pačią kamerą, man ten rašo pavadinimą kameros ir viskas. Nors realiai veikia, ten sukioji tą kamerytę veikia, jinai apsisuka. Tai radom, kad dar garantinis veikia jai, dar jinai ir tokia sena. Čia dabar laiku kamerytę, kad neiškristų. Tai vyras nuvežė tvarkyti, garantinį pridavė, tai atsintė ten žinutę, kad ją paėmė tvarkyti, labai tikiuosi, kad greitai sutvarkys. Nes, aš manau, tikrai sutvarkys. Ten realiai, aš kiek googlinau, mes su vyru viską žiūrėjom, kad realiai reikia ją resetintą, visiškai padaryti, visiškai atstatyti iš naujo, bet mes negalime tą sistemą eiti, kadangi neįsijungia mum ekranas. Bandėm ir per kompą pasiūlyti, nes ten žiūrėjom, kaip per kompą galima, per puslapį, bet tenais rodo, kad tai dronus gali, žodžiu.
tokios biški nesąmonės. Ir man taip gaila buvo, gal jeigu man suges, aš jaučiu vis tiek, aš ją pirkčiau vėl iš naujo. Nes man patogiausia, nors dar galvoju, jeigu jos nebeturėčiau, jeigu pirkčiau, tarkim, naują fotiką, naują kamerą, turbūt pirkčiau DJI Action 5, tą naujausią, nes irgi labai gera. Jėzu, kaip žmogus važiuoja, o Dieve. Šiandien žmonės keistai važiuoja, aš pastebėjau, labai visi leikia, labai neatsargiai, neatsakingai važiuoja. Sako ta, kuri vairuoja ir filmuoja save, ne? Merhaba. Gel aç. Nasılsın? Ay çok özledim. Güzel. Okay. Nu va, jau po susitikimo su draugė. Labai fainai pasibuvom. Labai buvau pasilgus, nes aš ją mačiau tik tais, kai mokyklą baigęs. Oi, tai dar nuėjau į parduotuvę. Reikia nusipirko savo biškį užkandį. Reikia atsidaryti. Tokį čia sneksą. Nes mano draugė po dantisto, tai jinai negalėjo nieko valgyti, o aš nenorėjau prie žmogaus irgi valgyti. Kai jinai negali, šiandien koks oras fainas pasidarė, išlindo saulė. Man dabar draugė rašo lietuvė, sako, nejutai naktį ir ryte apie 5 ir naktį apie 1 drebėjo vėl, ten 4,5, nieko nejutau, ačiū Dievui nieko nejutau, bet aš buvau jau tokia pavargus nuo to sergančio vaiko ir vyro, kai jau tiesiog jau lūžo vakar, tai jau taip stipriai lūžo. O čia pas mumis tokia norma yra, kad žmonės vandens pardavinėja gatvėse. Čia gerai, kad pardavinėja kažką, nes dažniausiai būna, ir aš tą vaikinuką atsimenu, aš jam visą laiką duodu pinigo. Esu davus netgi daug, vieną kartą 100 daviau, tai čia kokia, kaip duotum eurais, iki 20 eurų, čia tokia didesnė suma. Tai čia gerai, kad pardavinėja kažką, nes dažniausiai būna tai tie tokie čigonai, romai, kur jie tiesiog servetėlės duoda arba tiesiog prašo pinigų. Tai tie labai užknisa, nes jie labai prikimba, eina ten į langus, lenda. Baisiausias toks būna bjauriausias, bet tai čia jau labai retai dabar aš tą matau, bent jau mūsų pusėje labai retai. Bet būdavo toks fenomenas, kai tu stovi ant šviesoforo ir privaro tokie vaikai ir langus pradeda valyti. O aš nenoriu, kad tu man langų valytum. Arba, pavyzdžiui, aš neturiu grinųjų nepasiemus. Ir jeigu aš viena dar esu, man tokia būdavo baimė, kad o jeigu aš to nieko neduosiu, tu man gal ten ką, žinau, apspjaus tą langą ar dar kažką ir tu ten gaudyk į vėją laukuose. Dabar dar taip sugalvoju spontaniškai nuvaryt nupirkt gėlių. O Dieve, kaip čia pralyst, siaubas. Kai man dabar pralyst neatsitrenkiant. Čia kiek pristatė mašiną. Nes šiandien yra mano uošvių vestuvių metinės. Tai man taip juokinga, aš visą laiką juokauju, kaip aš sugalvojau lapkričio 10 tuoktis, kai visoje šalyje lapkričio 10 yra realiai gedulo diena, nes tą dieną mirė garsiausias, svarbiausias asmuo Turkijoje, tai Atatürkas. Jie taip sugalvojo, bet tai žodžiu, čia tu suksies, ką tu čia darysi. Tai aš sugalvojau, Jėzu, čia iš visų pusių automobiliai. Sugalvojau nuvaryt pasveikint savo uošviukus su švente. Ilgai nebūsiu, nes kadangi mano šeimoje visi sergantis, tai nenoriu aš jų ten irgi apkrėsti. Tik va tas klausimas, kokių gėlių pirkti, nes mano Anyta tokia yra alergiška labai daugam, labai jautri visokiem kvapam. Tai kokias nors mažiausiai kvepiančias gėlės, kokį nors gal šokolado, kokio nors ar saldumynų nupirkti.
paėmiau gėlių, saldainių, dar čia paėmiau, taip, kad būtų sveikatingiau, liepžiedžių džiovintų ir imbiero. Netgi pasigūglinau, kaip imbieras lietuviškai, nes realiai pamiršau. Va tokiu lokumu, tie labai skanūs pistacija, man žiauriai patinka, pieniški. Ir aišku, numečiau. Ir gėlyčių. Realiai gėlių pasirinkimo ten beveik nieko nebuvo. Tokios jau, tokios biškai vystančios truputuką. Bet nebuvo daugiau nieko, dar buvo saulėgrąžų. Bet nežinau, aš bijau ten tų kvapų, nes Anyta labai tokia jautri kvapams, tai nenoriu aš ten, kad jai sukiltų alergijos, nes ne kartą yra buvę, kad jai kažkas atneša gėlių kokią giminaitį, nes šiaip Turkijoj gėlės dovanot nėra populiaru, žiauriai nepopuliaru. Tik per mokytojų dienas ten labiausiai, tarkim, bet ten per gimtadienį, nelabai. Arba ten rugsėjo 1, tai tikrai niekas neneša. Čia pas mus rugsėjo 1 nebūna rugsėjo 1, bet kai būna tą 1 dieną, tai labai retas atvejis, kad kažkas gėlių atneš, nebent nuperka ten klasę puokštę, tarkim. O mano Anyta kažką gavo gėlių, tai jinai realiai, ten buvo tokia didžiulė puokštė, jin tikrai labai kvepėjo. Tai jinai man tą puokštę atidavė. Tai šiaip buvo faina, aš gėlių parsivežiau. Tai dabar būčiau ir savo nusipirkus gėlių namams. Bet nebuvo nieko gražus. Na, aš atvažiavau realiai kaip į Maksimą, nes tų tokių gėlių parduotuvių čia Turkijoje irgi nėra labai daug. Nu va, einam arti pas uošvius pasveikinti. Šiaip tikiuosi iš vis jie namuose yra, nes aš taip nieko neskambinu, sakau, tiesiog užsuksiu, nes neplanuoju tikrai ilgai sėdėti. Nes vis tiek jau senyvi žmonės, jie tu bijau aš juos užkrėsti, nes pati manau, aš esu visą virusinę realiai nuo savo sergančios šeimynos. Taip sakant, bandom laimę, jeigu ką jaučiu, palikčiau prie durų ir paskambinčiau, kad palikau lauknešėlį. Bunun adı taş kadayıf. Nu va, aplankiau ošvikus, radau jas namie, dar lauknešėlį davė užkandas. Tai kaip aš susinervinau, atsimenat pasakojau, kad mano kamera sugedo, tai vyras parašė, kad jam parašė iš tos parduotuvės, tiesiog, kad tai parduotuviai parašė DJI firma, kad negali sutvarkyti, neįmanoma sutvarkyti, duos man naują kamerą. Aš tokia, davai tu jam paskambink, aš gali dabar nuvažiuoti prie to pačią paimti. Ir sako, gali duoti tik tai savininkui. O mano vyras serga, ta prasme savininkai, kuris pirko, ant kurio vardo yra sąskaita. Mano vyras serga, sakau, palauksim, kol tu pasveiksi. Tada jis man primena tokį dalyką, apie kurį aš buvau pamiršus. Kad ta kamera yra, mano vyras ją man nupirko iš antrų rankų. Ta prasme, mes esam antri savininkai, nes jis pirko 9. Nes aš tą kamerą, tą kamerą labai keistai, mes ją tokią kamerą buvom nusipirkę prieš gal 2 metus, kai jinai tik išėjo, kai pasirodė. Ir kažkokiu etapu aš jos visiškai nenaudojau, kokį pusę metų aš jos visai nenaudojau. Ir mano vyras sako, davai parduodam, tai jis dėjo pinigų, nusipirko gerą droną. Nes tuo metu ten labiau su dronu mes filmavom, kažkaip nereikėjo, aš naudojau DJI tokia gimbal, kur telefoną savo įkiš, nes aš tą turiu namie irgi. Sakau, parduok, sakau, nenaudojam, kam dabar reikia jį laikyti, nes tikrai nenaudojam ir neplanuoju su nieko filmuoti. Ir tiek. Ir jisai pardavė vienam vaikinui. Ir po to, čia praėjo kiek laiko, kiek metai, 1,5, aš pradėjau vėl norėti filmuoti, sakau, davai, nusiperkam kamerą ir panašiai. Ir tuo metu Turkijoje nebuvo tų kamerų naujų, nes jos buvo visos išpirktos. Ten buvo labai tas bumas, visi filmuoja, išpirko kameras. Ir man vyras grįžta nupirkęs kamerą iš antrų rankų. Ir nes jinai tobulai veikia, ta prasme, mes patys pardavėm kamerą, žinau, kaip atrodo, kai tu ją parduodi, kad jei realiai, jeigu tu jos nesudaužiai, neskilo niekas, tai nieko ten ir nenutinka. Tai žodžiu, ir dabar tokia situacija, kad kadangi jinai yra pirkta ne mūsų, turi rašyti laišką tenais tas savininkas
ir jis turi pasimti kamerą. Nu, čia tokia nesąmonė. Tokia yra ale DJI kompanijos taisyklė. Tai čia jaučiu visiems pamoką ir man ir jums, jeigu perka DJI, nepirkit naudoto, pirkit naują geriau. Žiauriai susinervau, nes galvoju, nu va, nuvarysiu, pasimsiu, okei, jeigu tik vyrui duotų, nes ale ant jo gal ten kažkas sistemai, palaukčiau, kol vyras pasis, o dabar taip išeina, kad mano vyras dabar turi surasti tą žmogų, iš kurio kamerą pirko, kuris gyvena realiai labai toli, jis gyvena kitoj miesto pusėje, Europoje. Jeigu jį ras, jeigu jis ten atsakys, nes nežinau, ar vyras dar numerį turi, žodžiu, ieškos ten, iš kur jis pirko, per kokį puslapį, nu tokia pieva realiai. Atrodo, blemba, mūsų kamera, ne, va dabar turim ieškoti savininką, kad gaut naują kamerą. Nu tai sveikučiai, jau sveikinuos kitą dieną. Anoj daly video pasakojau, kad pas mus šeimyna apsirgus, tai ir aš truputį buvau apsirgus su pilvo virusu, tai porą dienų nekaip jaučiaus. Šiandien jau geriau, tai nusprendėm truputį su vaikais gal nuvaryti kur nors, nes šiaip aš norėčiau pažiūrėti vieną staliuką, nes galiu pasibėti iš mano video, kur aš tvarkos, tarkim, svetainę. Ten pas mus vidury tas svetainės stalas yra vaikų stalas, nes realiai mes turėjom normalų stalą, tokį gražą, apvalo iš Ikėjos, bet jis labai greit mums sulūžo. Ir vaikai buvo tą nusipirkę, tai tiesiog jį čia padėjom, nu, taip gavosi. Ir aš buvau nusižiūrėjusi vienoj parduotuvėj tokį staliuką. Bet čia buvo prieš gerą mėnesį ir kažkaip galvoju, gal ne dabar, aš buvau be mašinos ir pamiršau. Ir sakau, dabar kaip tai gal nuvažiuoti pažiūrėti, gal jisai bus, ar kažko panašaus faino raščiau, taip norėtus kažko tokio. Ir dar norėjau šiandien parodyti, gavau savo siuntinį, mano kirpėja man rekomendavo tokią plaukų kaukę, tokią System firmos, čia yra Repair Mask, Deep Hair Strengthener, labai stiprinanti plaukus kaukė. System Professional, tai čia yra Vela firmos, nes daugumą kirpėjų Vela naudoja produktus ir mano kirpėja ją naudoja visą laiką man plaukams ir sakė, kad irgi Laura nusipirks, sako, tau labai reikės jos, kadangi plaukai šviesinti, tai jau ją iškart kitaip su jais būna, daug greičiau sausėja. Tai aš šiandien nusipirkau, realiai po kelių tik savaičių prisiruošiu nusipirkti, atėjo man šiandien, tai išsiplovau šiandien galvą su ja. Nežinau, kiek matosi, kiek nesimato čia balkone šviesa tokia. Ir atėjau į balkoną dėl to, kad kambarį labai daug chaoso, visi vaikai ruošiasi išeiti į lauką su manim, tai nenorėjau dabar tam triukšmą filmuoti, tai atėjau į balkoną. Tai man realiai labai gražiai šiandien plaukai atrodė, ta prasme, jie iškart tokie švelnesni, tokie lengvesni, nežinau, man labai patiko. Tai džiaugiuosi šituo pirkiniu. Dar esu užsisakius kortas, tokias vienas labai įdomias. Tai irgi laukiu, kada jos ateis, turėtų šiandien ateiti arba rytoj, tai kai ateis irgi aš jums jas parodysiu. O dabar keliaujame kartu į lauką. Bet jau čia nėra to stalo, kur man patiko. Tai va jo čia ir nebėra, man atrodo. Nu tai atvažiavom mes pavalgyti, išsirinkom patį didžiausią stalą. Milijonas žmonių, ne, buvo žaidimo aikštelė, nevalyk mažiuk nago. Nepavargot žaisti, mažiuk nagučių nevalyk, visus mikrobus suvalgai. Dabar eisim pavalgyti ir po to vaikus nusivesiu į tokią, palauk mažiukai, į tokią įdomią kavinę, ten tokia japoniška kavinė Olivija, Japanese. Žinai tokia, kur gyvų, matei? Nori ar nenori pažiūrėti ją? Not very impressed. Sushi, mažiuk dabar mes maistą valgysim, ne sushi. Labas visiems. Jeigu vietos yra, einam pažiūrėti. Jau čia vietos nebus. Su Oliviuku į tą kavinę. Ar patiko mum? Patiko, bet nepavyko. Patiko kavinė, bet
matyt, nebuvom pakankamai alkanos, tai nieko neišsirinkom valgyti, nes viskas ten buvo, atrodo, per daug saldų ir per daug šokoladinio. O Izabelė išvažiavo su tėčiu namo, nes dar biški pilvas skauda, tai iš viso norėjo šokolado. Dabar atėjome tokią turkiškų indų ir panašiai parduotuvę tokių visokių grožybių. Iš lauko ta kavinė žiauriai miela atrodo, nu jinai graži ir yra, ir viduj graži tokia mini, tokia faina. Bet nežinau, aš jums palaukit meniu, einam oliau kaip meniu pažiūrėti, kaip atrodo iš nuotrauko. Mes iš to meniu nelabai išsirinkom nieko. Va, žymiausias yra šitas, koks čia yra kažkoks kiti. Bet nežinau, tokia želė, tiesiog mes nenorėjom tokio. Daugiausiai visi valgė tokio stiliaus, pufų, aš nežinau dar kas tas pufų yra ir juga, irgi nežinau kas tai juga, bet čia realiai šokoladas. Mes tiesiog nesijautėm tokios alkanos, nes ką tik papietavom, pavakarieniavom jau realiai, tai nenorėjom kažkokių dar šokoladų privalgyti, nes tikrai jau būtų per daug. Aš renkos puzlės, tai surinko tokias, vieną su gamta, kitą tokią pieštą, truputį namie padėlioti jaukiai. Nu tai mes jau namo grįžom, buvo milijonas žmonių, aš nesu tiek daug žmonių mačius šitam prekybos centre, kuris realiai niekada nebūna tiek daug žmonių, kažkoks siaubas, matyt, kai vaikų atostogos, visi išvažiavę į tą prekybos centrą. Tai aš ten video rodžiau, kad išsirinkau 2 puzlės, ten galo aš vieną puzlę padėjau ir išsirinkau dar Lego. Tokia gėlytė, ten žinot, kaip būna tas Lego, kur gali padaryti kaip gėlytės, ten buvo bambukas. Bet kas aš persigalvojau, tai tiesiog pasiliko prie vienos Lego. Tai toj parodysiu, va, prie šitos miško Legos. Tokie man ne Lego puzlės. Man tokia visai miela pasirodė, tai nežinau, gal šiandien pradėsiu šią daryti. Nes ta Lego, aš tų gėlyčių visą laiką noriu, bet dažniausiai jos būna šiaip man brangios, man gaila pinigų ant tokios Lego, kur realiai man Lego turi būti tokia, kur aš ilgai darysiu, nes man Lego yra ne apie tai, kas rezultatas, nes aš, pavyzdžiui, turiu va čia 2 Lego yra, kurios realiai biškį aplūžusios yra, nes mano vieną kartą vaikui daviau pažaisti, tai biškį aplaužė. Tai ten yra Friends Lego ir Seinfeld Lego iš Seinfeld serialo. Tai man svarbiau, kad būtų Lego tokia didelė, kur gali ilgai daryti, nes tas procesas man žiauriai fainas, bet jos dažniausiai būna žiauriai brangios, tai tokiom investuoti nelabai noris. Tai sakiau tą gėlę, gal kada kokią nors rasiu per akciją, kur man tikrai labai patiks, kad kažkur pasėti ant stalo. Siuntinio man ateis šiandien mano kortos, tai aš po to jas parodysiu ir dar kelsiu gal Instagramą truputį, nes ten tokios ypatingos kortos. Jeigu tai bus, nes aš nusipirkau turkiškas jas, nes angliška versija yra ten tik iš užsienio, iš Anglijos ar iš Vokietijos siunčia, tai aš nenorėjau tiek ilgai laukti. Tai sakau, pabandysiu su turkiškom ir gal tą aš knygutės informaciją suprasiu viską turkiškai, jeigu ką aš dar mačiau galima rasti PDF internete ir tai bandysiu ir su ją. Tai atėjo mano kortos, aš jau jas ir išsipakavau. Tai, o vaikyti, kokios kortos, taip jau kas mane Instagrame dabar sekėt, čia man čia kamera nestovės normaliai, aš taip mandrai ją pasistačiau, kad jinai man sukiausios turbūt. Nieko, mes jau sutvarkysim. Tai kas Instagrame jau žiūrėjot, aš įskėliau istorijus. Tai jos tokios visiškai kitokios. Čia yra simbolo ant kortos, kurios tokios, aš kaip skaičiau komentarus, jos čia gali vos ten parodyti praeitus gyvenimus, tokius dalykus iškelti, nu čia reikia, aišku, mokėti su jom dirbti, aš dabar tai pradėjau tik tai. Esmė, kad nėra knygutės jų, bet aš viską ten radau, PDF radau, tik dabar man reikėtų viską susinumeruoti, nes jos tiesiog yra tokios kortos, kai nėra nieko ant jų užrašyta. Nežinau, čia fokusuoja, mano ta kamera nefokusuoja. Tai dabar turiu darbą, pradėjau biškai susirašinėti.
Bet tokios kortos, kurios visiškai tavęs nepaglosto. Ta prasme, būna ten kortų, kur vis tiek tave pagiria, ten tavo tokius privalumus iškelia, mane ta kamera nervuoja. O čia taip kaip driokstelė, taip, wow, tą tokį visą šešėlį iškelia, kur tu atrodo nenori jo matyti. Tai man tokios kortos patinka. Tikiu ir jums patinka, kas mane sekat Instagrame. Tai dar nusipirkau kavos, užsisakiau iš Starbucks dabar greitai. Jausmas, kad kavos namie nėra, tai aš užsisakiau ją. Užsisakiau kavą iš Starbuckso, nes aš šiandien labai norėjau. Žinot, kai būna, kad tu labiau užnori kažko, bet aš nespėjau. Tai aš realiai net kavos normaliai neatsigėriau, nieko, tai labai užnorėjau, tai dabar užsisakiau kavos savo mėgstamiausios white chocolate mocha ir biškį prie tų kortų noriu pasidarbuoti, ten jas visas susirūšiuoti, kad man būtų paprasčiau, kad nereikėtų man tai ieškoti visko. Va pas mus jau Starbucksų puodelių tokie ale žieminiai, kalėdiniai. Ir dar pasiėmiau mini brownie tokių paužkandžiauti. Ir tiek, čia manau bus šiam vlogui tiek, jau būsiu padarius 2 dienų vlogą, kelių dienų, tai aš jį manau sujungsiu. Tai ačiū, kad žiūrit. Jeigu nesunku, paspauskit patinka ir mane prenumeruokit, nes tikrai padeda mano kanalui augti ir iki.